Sveiki. Šiandieną mes atliksime dėžės kvėpavimą. Dėžės kvėpavimas vadinasi dėl to, kad tai yra 4, 4, 4, 4, tarsi kvadratas, kur visos kraštinės yra lygios. Toks balanso simbolis, kuomet mes per 4 įkvepiame, per 4 sulaikome, per 4 iškvepiame ir vėl per 4 sulaikome. Tai reiškia, visos 4 fazės jos trunka tą patį ilgį. Tas pačias 4 sekundės. Mes šitos praktikos metu atliksime 4, tačiau jeigu, pavyzdžiui, jaučiate, kad jums norisi įkvėpti greičiau, galima daryti 3, 3, 3, 3, arba jeigu jaučiat, kad netgi norėtųsi ilgiau, įkvėpimas gali būti 5, 5, 5, 5, gali būti ir 6, 6, 6, 6, tai tiesiog galima pasirinkti kiekvienam pagal jūs, asmeniškai, kas tinka labiausiai. Tai šios dienos praktikoje kvėpavimą darysim kas 4. Tai dar kartelį primenu, įkvėpimas 2, 3, 4, sulaikom, nekvėpuojam ir iškvėpimas 2, 3, 4 ir vėl sulaikom ir 4 nekvėpuojam. Ką labai svarbu yra daryti šitos praktikos metu, kad įkvėpimas turi būti švelnus. Iš principo mes turim stengtis įkvėpti taip švelniai, lyg jeigu panosį mes padėtume plunksną, kad jie net nepajudėtų arba pajudėtų tik tai normaliai, taip minimaliai. Jeigu mes įkvėpinėsim labai stipriai tempsim, išputinėsim labai intensyviai, tai tas stiprus greitas įkvėpimas, jisai gali kelti dar didesnę įtampą. Dėl to labai svarbu, kad kai darysime šitą kvėpavimo techniką, įkvėpimas būtų švelnus, tada sulaikom kvėpavimą ir iškvėpimas. Nėra svarbu, kad mes maksimaliai išnaudotume visą savo plaučių tūrį. Tai reiškia, įkvėpiu iki maksimumo, kur jau pilna ir sulaikau kvėpavimą. Nes tai irgi kelia diskomfortą. Įkvėpimą mes galim daryti tokį natūralų ar ne, normalų, ne per didelį savo, kad jaustumėmės komfortiškai, natūralų iškvėpimą, neturime išspausti iš savęs paskutinio oro lašą, tiesiog leiskite savo kvėpuoti natūraliame tokiame diapazone. Tai kviečiu, padarysim šitą kvėpavimo praktiką apie 5 minutės. Tai patogiai įsitaisykit, kaip jaučiatės ir prieš praktiką įsivardinkite savo būseną. Nuo 0 iki 10. Jeigu 0 būtų visiškas atsipalaidavimas ir resursas, o 10 būtų maksimali įtampa. Kiek balų duotumėt savo šiandien? Kiek esate ar atsipalaidavimo, ar įtampos pusėje. Taigi, jeigu patogiai įsipatoginat, tai galime pradėti kvėpuoti. Taigi, įkvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, iškvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, įkvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, iškvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, įkvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, iškvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, įkvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, iškvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, įkvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, iškvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, įkvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, iškvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, įkvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, iškvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, įkvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, iškvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, įkvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, iškvepiam 2, 3, 4,
sulaikom, 2, 3, 4. Įkvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, iškvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, įkvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, iškvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, įkvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, iškvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, įkvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, iškvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, įkvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, iškvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, įkvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, iškvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, įkvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, iškvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, įkvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, iškvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, įkvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, iškvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, įkvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, iškvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, įkvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, iškvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, įkvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, iškvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, įkvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4, iškvepiam, 2, 3, 4, sulaikom, 2, 3, 4. Ir leiskit savo sugrįžti, tiesiog prie natūralaus kvėpavimo, taip kaip kūnas nori šiuo metu kvėpuoti. Leiskit savo pastebėti savo būseną, kokia būsena yra dabar, ką patiria dabar, kaip jaučiasi kūnas, kaip jaučiasi mintis. Įsisąmoninant šitą patyrimą, šitą pojūtį dabar, ir galite įsivardinti nuo 0 iki 10 savo būseną šiuo metu. Jeigu 0 būtų visiškas atsipalaidavimas, ir 10 būtų maksimaliai įtampa. Kiek balų duotume dabar? Šitame stebėjime galite pasilikti ir pabūti tiek, kiek norisi. Ir linkiu Jums gražios dienos.